prabėgo 3 mano kadencijos vicemerės pareigose metai ir dažnai galvojam, kągi mes nuveikėm per tuos metus ir turbūt kaip ir kiekvienoje šeimoje, tu kai planuoji darbus, tai labai daug į tai investuoji, labai daug dirbi, kad juos padarytum, bet kai juos pabaigi, tai atrodo vos ne, kad ir pasimiršta. Bet aš manau, kad prieniečiai tai tikrai mato kiekvieną dieną, džiaugiasi tais darbais ir tie darbai tikrai labai ryškiai matomi. Man tai labai smagu kalbėti apie švietimo įstaigose atliktus darbus. Vienas iš tokių smagiausiai akiai matomų, kadangi Beržyno parkas yra labai lankomas, tai Darželio Saulutė renovacija, kur tikrai mūsų vaikai gavo puikias sąlygas, puikias galimybės ugdytis. Ir ne tik, kad išoriškai labai jauku, pats visas Beržyno parkas labai gražus, bet ir darželio teritorija sutvarkyta, nes mes taip planuojam darbus. Jeigu tu įmiesi kokio nors projekto, tai reikia iš esmės sutvarkyti ne tik pastatą, bet ir visą infrastruktūrą. Na, o dabar, jeigu kalbant apie vaikus, tai vyksta pasakos darželio renovacija, tai truputėlį pasispaudė mūsų mažučiai, bet labai dėkojam tėveliam, kad jie labai tolerantiškai tai žiūri ir kažkada grįš vaikai į pasaką taip pat surenovuota ir sutvarkyta. Labai ryškiai matomas objektas yra Žiburio Steam centro statyba pačioje sankryžoje ir žinot, visada norisi tos darbus padaryti greičiau, bet spėjam su projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tik tai ne visada gaunam tų lėšų tiek, kiek norėtume, tai visada tenka savivaldybei prisidėti savo lėšomis ir matom visi gražėjantį pastatą ir žinom, kad ši laboratorija bus visas centras skirtas visiems rajono vaikams. Visada turim naujų planų. Ir vienas didžiausių mūsų planų tai yra pėsčiųjų dviračių takas nuo Greimų tiltų iki Sakuro parko. Bet visada planuojant galvoju, kad pavyks greičiau. Šiuo metu taip, planavimo darbai labai intensyvūs ir labai tikime, kad šiemet pradėsime, bet pabaigti ko gero nepavyks dar šiais metais. Greičiausiai darbai persikels ir į kitus metus. Žinoma, labai džiaugiamės sporto infrastruktūrą. Tikrai džiugu Revuonos bendruomeniai ir visam Prienų miestui, kad dabar turime stadioną prie Revuonos mokyklos. Labai daug dirbame ir intensyviai planuojame, kad Žiburio gimnazija turėtų atskirą sporto salę, taip pat vyksta projektavimo darbai. Ir investuojam ne tik mieste į infrastruktūrą sporto, bet ir Suvalkijos gimnazijoje Veiverių skyriuje buvo sutvarkytas stadionas, tvarkome Suvalkijos gimnazijos Skriaudžių skyriuje, tvarkome aikštyną, kad tie mūsų vaikai turėtų galimybę sportuoti. Taip pat prie sporto centro turėtų atsirasti padėlio aikštelės, nes dabar šiuo metu labai populiari sporto šaka. Tai ta sporto infrastruktūra pas mus nuo viso sporto centro veiklų tikrai yra išplėtota, sudarytos visos galimybės žmonėms sportuoti, kaip ir su kultūriniais renginiais. Dalis savivaldybės lėšų tikrai nemažai yra skiriama, kad mūsų rajone kultūra gyvuotų, kad vyktų ne tik miesto šventės, bet ir miestelių, kaimų, bendruomenių šventės. Tikrai nemaža finansavimo dalis atitenka bendruomeninėm organizacijom, jų veiklom finansuoti, sportinėm veiklom finansuoti. Na, žinote, turbūt visi matote ir statybų objektą Revuonos gatvėje, turbūt dažnas prienietis. Tikrai labai daug metų praėjo, bet nuvykę už Nemuno į mūsų vadinamą polikliniką sunkiai skiria, kurios paslaugos yra mūsų Prienų PSPC ir kurios paslaugos yra Prienų ligoninės. Tai labai norime, kad visos Prienų PSPC pirminės pagalbos paslaugos būtų teikiamos viename pastate, Revuonos gatvėje. Taip pat esame laimėję psichikos dienos stacionaro paslaugų, tai bus jau turbūt matomas 3 aukštas, kur galėsime teikti paslaugas. Na, o savivaldybės veiklos finansų labai daug yra nukreipta ir į socialinę paramą. Tai pradedant nuo to, kad gyventojai gauna visas socialinės garantijas, mes tikrai daug investuojame į socialinius būstus,
į būstų pritaikymą asmenims su negale. Taip pat ir globos namų laukia pertvarka, kada turėsim atitikti keliamus reikalavimus. Per šią kadenciją tikrai nemažai lėšų nukeliavo ir į tas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas. Daugiausia investicijų nukeliavo į Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, ką jau spėjome padaryti, bet nuo šiemet pradedam ir startuojam Veiveriuose, nes irgi labai reikalauja investicijų Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras. Tai tikrai ketiname sutvarkyti. Nemaža dalis yra ir skirta automobilių parko atnaujinimui. Suprantame, kad yra ir vyriausybės parama elektriniams automobiliams, tai įsigijame tuos automobilius, bet ir didelė dalis lėšų keliavo priešgaisriniai tarnybai, kur ne tik atnaujinome jų pastatus, bet ir pavyko įsigyti automobilių, nuo ko pagerėjo pačios tarnybos veikla ir gali greičiau atvykti į gaisrą ar kitą nelaimingą atsitikimą. Žinoma, didysis mūsų siekis yra kurortinės teritorijos statuso. Kad tai įvyktų, turime padaryti darbus, kuriuos po truputėlį darome, tai ir dviračių takų atsiradimas įtakoja ir turėtume sukurti kempingą, kad galėtume siekti statuso. Pradėjome nuo to, kad praeitą vasarą padarėme prieplauką, kad galėtų atplaukti laiveliai, kad ir neturėdami dar to statuso, kad skatintume turizmą Nemunu. Taip pat planuojame padaryti valčių nuleidimo prieplauką, gal ten slipu jinai vadinama. Tai tų darbų tikrai daug ir turbūt visada smagu juos padaryti, bet dar smagiau juos planuoti. Kad tie darbai būtų padaryti, labai priklauso nuo stiprios komandos. Kuo tikrai labai noriu pasidžiaugti ir galbūt daugeliui gyventojų atrodo, jie čia toje administracijoje, kągi jie čia veikia. O tikrai visi darbai priklauso nuo mūsų skyrių specialistų. Labai džiaugiamės, tikrai profesionalia komanda, kur kiekvienas žmogus žino, ką jisai daro maksimaliai. Ir netgi yra toks pavyzdys, kad mums reikėjo dalyvauti projektų pateikime ir visa komanda susitelkė, visi kartu nuo anksčiausio ryto jungėsi, nes ten buvo eilė, kas greičiau, tai tie laimės. Labai džiaugiamės, kad mūsų žmonės tikrai nuoširdžiai dirba rajono gyventojams. Galime jais didžiuotis ir džiaugtis. Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais galim nemažai lėšų ir skirti mūsų piliakalnių priežiūrai, nes Prienai ne tik Nemuno Vingis, tai ir gražuoliai piliakalniai įsidėstę visam rajone. Nuo praeitų metų turime tikslą, kad nupirkę paslaugą piliakalnius. Ir iš tikrųjų jie atgijo, atsigavo, nes mechanizuotas tų darbų atlikimas tikrai daro įspūdį, tikrai žmonės džiaugiasi. Bet tolimesnėje perspektyvoje turime projektą, kai bus daugelis piliakalnių sutvarkyti ir pritaikyti lankymui. Labai gražiai sutvarkėme Brundzos gatvės gyvenamųjų namų kiemus, kadangi ir gyventojai prisidėjo savo iniciatyvą, kad atsisakė ten tų savo statinių kieme turinčių tokių mažų objektėlių. Tai tikrai manau, kad ir paštas atsikėlė čia, galbūt kažkokių mažų nepatogumų dėl tų padidėjusių automobilių kiekio ir atsirado, nes daugelis nežino, kad yra puikiai automobiliams statyti aikštelė už savivaldybės garažų visai šalia nusileidus ir kažkaip nesurandam to būdo, kaip ją labiau išviešint, kad atvykęs žmogus atrodo ženklai sudėti, viskas sudėta, bet kad jisai pasirinktų tą aikštelę. Nes prie turgaus seno, čia mieste, kur buvo tą aikštelę sutvarkėm, tikrai jinai pilna automobilių, bet tikrai matom, ką reikia dar daryti. Ir tą pačią Valančiaus gatvę, galbūt kažkada perspektyvoje padaryti vienpusį eismą, nes Europos miestuose tai juk daug kur tas vienpusis eismas ir tu apvažiuoji ir nieko neatsitinka. Tai galbūt jiem gyventojams nėra labai patogu arba gal iš pradžių būna tas pripratimas, kad tu įpratęs taip važiuoti, ir čia atrodo kitaip negalėtų būti. Žiūrint, šitą kadenciją nebuvo labai patogi pasigirti labai dideliais nuveiktais darbais, todėl kad tai buvo naujas programavimo laikotarpis ir mes rengėm projektus.
Iš vienos pusės tai yra labai smagu, bet jeigu tu kaip politikas nori parodyti, ką tu nuveikiai, tai tikrai dar ne visi projektai įgyvendinti ir aš manau, kad kitos kadencijos metu tikrai pavyks viską, ką suplanavome kitai kadencijai, viską įgyvendinti ir tikimės, kad Prienai gražės, ką matom kiekvieną dieną. Nuo kiekvieno mūsų tas grožis priklauso nuo to, kiek įsitraukia bendruomenė, kaip mes susitvarkom aplink savo namus, savam kieme. O tikrai miestas gražėja. Ir ne tik miestas, ypatingai gražus ir tie kaimeliai. Aišku, kiekvienais metais mes dalį lėšų skiriame jų gatvių priežiūrai, asfaltavimui, patvarkymui, šviestuvams, kad atsirastų kuo daugiau apšviestų tų gatvių. Na ir tas pats mūsų skaudulys yra administraciniai pastatai, nes turbūt praeitais metais tikrai nemažai lėšų reikėjo. Jeigu seniūnijoje pradeda bėgti stogas, tai supranti, kad tai yra tavo pastatas ir tu jį turi sutvarkyti. Tai norime investuoti ir apšiltinti ir kad tie mūsų seniūnijų pastatai, lygiai taip pat kaip ir mūsų savivaldybės pastatas, irgi reikalauja atnaujinimo. Viduje labai džiaugiamės, kad buvo pritaikytas neįgaliesiems, atsirado keltuvas, kad žmonės su negale gali pakilti į antrą aukštą. Be abejo, mes esam tikrai tie žmonės, kur jeigu atvykdavo žmogus negalintis, mes nusileidžiam su juo pabendrauti, bet turbūt pats žmogus gerai jaučiasi tada, kai jisai yra toks pats kaip mes visi ir gali pasiekti visas tas vietas. O dėl pritaikymo neįgaliesiems, tai tikrai dar ir atskiros įstaigos ir organizacijos tikrai sulaukiam, kad sunku patekti į kirpyklą, sunku rasti vietą, kur pavalgyti, jeigu tu su vežimėliu. Tai turime specialistę, kuri irgi labai iniciatyviai imasi šių veiklų, šio darbo ir stengiasi įtikinti, kad pasitvarkytume, prisitaikytume. Turime smulkaus ir vidutinio verslo programą, rėmimo programą. Irgi kreipėsi naujai įsikūrusios įmonės, įstaigos, pavieniai asmenys, kuriems galim paskirti dalį prisidėjimo prie jų veiklos. Bet visada turime tų darbų, kurių dar nepavyko įgyvendinti, apie kuriuos svajojame, kuriuos norime padaryti. Tai praeitais metais Ąžuolo progimnazijoje mums pavyko sutvarkyti tik tai rūsį, patvarkyti rūbinės patalpas, kuo manau tikrai vaikai džiaugiasi, nes jau buvome tikrai nugyvenę tą rūsį. O dabar tas skaudulys yra pati Ąžuolo progimnazija, tikrai reikia daug lėšų, reikia daug investicijų, sakykime, tų paramų tokiom mokyklom šiuo metu nėra. Tai tikrai skaičiuojamės. Taip pat skaudulys ir mūsų viešbutis. Daug kas žiūrim tik tai į Revuonos viešbutį vadinamą, kur privataus žmogaus. Ir ko nelabai galime pakeisti, bet visom teisinėm priemonėm bandome jo įtakoti, jo sprendimus. Aišku, mes projektuojame savo savivaldybės projektuojamą viešbutį prie sporto centro, bet dabar dar projektavimo stadijoje, tai irgi neturim kur apgyvendinti svečių. Jeigu galvočiau apie Prienus po 5 arba 10 metų, tai aš manau, kad didžiausia įtaka Prienų vystymuisi turėtų kelio Kaunas Prienai rekonstrukcija. Nes dabar tikrai į Prienus atsikelia tų naujų šeimų. Labai džiaugiamės naujais mūsų daugiabučiais. Tikrai tų, sakykime, gyventojų daugėja ir pasirenka ir buvę prieniečiai, ir atvykstantys iš kitų visiškai savivaldybių žmonės renkasi Prienus gyventi. Tai mes labai norėtume matyti atgimusi per investicijas miestą, atgimusi per jaunas šeimas, kad tos jaunos šeimos suprastų, koks gėris yra neturėti kamščių, neskaitant tų 5 minučių kamščių prie Ąžuolo progimnazijos ir kad galėtume laisvai be eilių patekti į darželius, į mokyklas, gauti visapusišką ir meno mokyklos ugdymą, ir sporto mokyklos ugdymą, kad vaikai pas mus tobulėtų, tuo labiau, kad daug labai neformaliojo švietimo veiklų yra ir tikrai didelė pagalba šeimom, kad atvyksta treneriai, yra tikrai labai platus pasirinkimas vaikams, kad tos jaunos šeimos suprastų, kad Prienai
puiki vieta gyventi, puikus pasirinkimas auginti vaikus čia ir labai puikia vieta, jeigu jūs norite dirbti kažkur kitur. Puikios galimybės, visiškai arti iki Kauno, Alytaus, nuo Prienų ir iki Marijampolės, netgi iki Vilniaus. Tai labai kviestume sugrįžti arba pasirinkti naujai Prienus.